Savo užsienio politiką konstruotume pirmiausia remdamiesi vertybėmis. Vertybėmis, kurios leido suklestėti Europos Sąjungai, o Lietuva padarė laisvą ir nepriklausomą valstybę. Atmesti vertybės užsienio politikoje yra labai pavojinga, nes tokiu atveju, kaip Šrioderio ar Širako, yra pažeidžiamas kertinis Europos Sąjungos principas, solidarumo principas. Kita vertus, mes neturime užsimerkti akių ir apgaunėti savęs, kad iš rytų mums nebėra jokios grėsmės. Rusijos agresija prieš Gruziją parodė labai aiškiai, kad Lietuva turi įvardinti realią situaciją ir pasirengti ekonominiams, informaciniams, kultūriniams iššūkiams, kuriuos Lietuvai neša pasikeitusi geopolitinė situacija regione. Tam pirmiausia, mes turime sukurti stiprius valstybės informacinius analitinius gebėjimus, tam, kad politikai, priimdami sprendimus, nesivadovautų tik intuicija, kaip yra dabar, o remtųsi labai rimtai paskaičiuota, išanalizuota informacija. Tas pat liečia ir Lietuvos diplomatinių atstovų skirimo užsienyje procedūras. Jos turi būti skaidrios, aiškios ir suprantamos visuomeniai, kad žmonės žinotų, kas, už ką, kodėl važiuoja atstovauti Lietuvai užsienio valstybės.